Kadangi pas mus yra labai daug svečių, aš norėčiau pirmą pakviesti pašnekovą, kuris tai yra svečiai tiesiog iš Šiaulių. Noriu pakviesti didelį marketingo žinovą, tai iš tiesų didelį specialistą, kuris tinklinėme marketinge darbuojasi jau ne 1 metai ir tiesiog pristatys kompaniją, papasakos apie tai, kas tai per dalykas, kas tai per kompaniją. Ir tiesiog kviečiu Paulių iš Šiaulių. Labą dieną visiems. Labai malonu matyti tokį gausų būrį jūsų bendraminčių susirinkusių čia. Ir tikiuosi, kad visi gausit, tie, kas naujokai, tuo labiau gausit naujos informacijos, bet šį kartą stengiamės padaryti, kad būtų įdomu ne tik tiem, kurie pirmą kartą čia atėjo, bet kad būtų įdomu ir vis kažkas naujo, sužinotų kažką naujo, sužinotų ir žmonės, kurie tikrai nebe pirmą kartą ir mūsų kompanijoje ir kartu su mumis. Dar kartą sveikinu jūs visus čia susirinkusius. Tikiuosi, kad jūs visi atėjot su gerom emocijom, gera nuotaika ir ši diena jums tikrai neprailgs. Mano vardas Paulius, galbūt Zita šiek tiek garsiai pristatė marketingo žinovą. Visos tos žinios mano iš tikrųjų ne pirma diena ir ne 1 metai tinklinio marketingo sistemoje, tačiau visos tos žinios atėjo per savo vadovų mokymus, per kitų kompanijų mokymus, seminarų lankymą, knygų skaitymą ir visą tai, ką aš šnekėsiu šiandien, visą tai šnekėsiu iš savo praktikos, iš to, ką patyriau aš, ką galiu padaryti aš. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų tai galite taip pat būti sėkmingais ir taip pat atlikinėti čia ir jūs. Taigi pradžiai, tiem, kas esat nauji, tie, kas dar nelabai žinot, kas tai per kompanija ir ką mes čia veikiam, toks trumpas pristatymas pačios kompanijos. Kaip matot, jūs veikina FM Group ir sveiki atvykę į nuostabų kvepalų pasaulį. Kvepalų pasaulį dėl to, kad pati pradžia iš tikrųjų šitos kompanijos ir buvo ir iki šiol lieka tas didysis arkliukas, tai yra kvepalai. Man labai Stravinskio, mūsų įkūrėjo, iniciatoriaus viso šitos sistemos šūkis, kai aš pradėjau šitoje kompanijoje dirbti, turbūt tai buvo pagrindiniai žodžiai, kurie mane užkabino ir pakvietė čia dirbti, čia veikti ir čia būti. Daugelis iš mūsų iki šiol turim tokią nuostatą, galbūt ypač tie žmonės žemiški, liaudiški, paprasti, kad kvepalai tai yra toks elitinis produktas, elitinė prekė ir skirta tik tais žmonėm, kurie turi ganėtinai didelės pajamas, nes kvepalų kaina iš tikrųjų yra pakankamai nemaža. Pono Travinskio šūkis buvo šitoks: kvepalai kiekvienai nosiai. Tai buvo be galo džiugus ir be galo malonus žodžiai, ypač turbūt moteriam. Na, o vyrai, aišku, nesiliekam nuo jų, nes irgi norim patikti moteriam, taip kad mes stengiamės irgi kvepėti ir bent jau jom parduoti gerus kvepalus. Taigi, pati kompanija pradėjo savo veiklą Lenkijoje ir įkūrėjas, būtent ponas Stravinskis, yra Lenkas. Jis buvo vienas iš kvepalų dizainerių ir kūrėjų ir iki šiol tebėra, tikiu. Tačiau šitas šuolis kompanijos buvo ganėtinai spartus ir didelis ir kompanija šiai dienai jau yra 57 pasaulio šalyse. Kaip matot, raudonos spalvos daugėja, dėja atsiprašau, žemėlapis galbūt nėra naujas, Brazilija tikrai žinau, kad turi atstovybę ir kitos šalis jau turi atstovybės. Galiu pasakyti tiek, kad Europoje kol kas yra nepadengtos tik 3 šalis – Švedija, Suomija ir Danija. Tikiu, kad artimiausių metų ten atsiras atstovybės ir pats toks suinteresuotas, kai kuriuose šitose šalyse jau turiu žmonės, kurie žingeidus ir jau nori pradėti dirbti. Jiem tik reikia sąlygų. Kiekvienoje tokioje šalyje, jeigu jūs turit naują žmogų, jūs turit gerą kozerį, gerą kortą, jeigu ten žmogus jau yra norintis dirbti, tačiau nėra atstovybės. Jeigu jisai susitvarkys su tais laikinais nesklandumais pradžioje, ateityje, kai ten atsiras atstovybė, jam darbas tik palengvės, bet jūs jau turėsit žmogų, kur jūs galėsit pradėti kurti struktūrą, jūs jau turėsit ten įkėlę savo koją. Taip, kad kiekvienoje šitoje šalyje jūs galite ieškoti savo partnerių, savo lyderių. Ir tai tik tai džiugina, kad mes nesam uždaryti, apriboti savo gatves, savo miestų, savo rajonų. Mums niekas nenusakė, kad turi dirbti tik čia arba čia. Mes galim važiuoti į visą šitą šalis patys, ieškoti ten partnerių. Šiai dienai technologijos yra begalinės ir rasti žmonių pasaulyje norinčių tai daryti yra šansų, netgi jų nepažįstant, susipažinstant internete ir įvairiais kitais būdais. Kaip minėjau, trumpas toks rakursas į istoriją, tai patys du didieji partneriai. Tai yra mūsų gamykla Perfound ir Drom laboratorija. Perfound gamykloje ir yra būtent tas visas atliekamas didysis fizinis veiksmas, yra Lenkijoje, Vroclave.
įkurta kompanija, gamykla, kurioje praktiškai yra išpilstami kvepalai į buteliukus ir išsiuntinėjami po visas šitas 57 pasaulio šalis šiai dienai. Artimiausiu metu tikiuosi bus daugiau. Na, o Drom laboratorija tai yra mūsų ištikimas didelis partneris, kuris, kaip matot, yra įkurtas ir šiemet švęs savo 100-metį. Jį valdo jau 3 karta, tai yra šeimos verslas, jį valdo jau 3 karta. Drom laboratorija yra Vokietijoje Miunchene. Ir tai tik džiugina, kad kokybė vokiečiai, aišku, nenusileidžia, jie kokybei priežiūrą turi labai didžiulę. Ir Drom laboratorija pagal pasaulinį kvepalų reitingą įeina į 1. 10-ką kvepalų gamintojų. Tai yra labai didžiulis ir patikimas partneris. Gamina iš tikrųjų kvepalus visom daugeliu žymių firmų, tame tarpe ir FM Group. Šiai dienai FM Group, kiek žinau, yra tapus vienu iš didžiausių Drom laboratorijos partnerių. Atsiprašau. Na, o mūsų gražus ofisas yra įkurtas Vilniuje, kas dar nežinote, Pylimo gatvėje 35. Tai yra iš tikrųjų gražios nuostabios patalpos su patogiu privažiavimu ir ten dirba šauni kompanija, šauni komanda, kur visą laiką jums pasiryžę padėti, pakonsultuoti tiek įvairiais klausimais dėl kitų šalių, tiek pagalba sudarant sutartis, prezentacijų pristatymais, kuriuos daro mūsų distributoriai ir, aišku, visų prekių išvežiojimų ir visa komunikacija po Lietuvą. Dėl ko vienas ofisas? Dėl to, kad taisyklė yra tokia, kad kiekvienoje šalyje ši kompanija gali turėti pagrindinį centrinį tik vieną ofisą. Iš ten yra vystoma visa logistika po visą šalį. Atėjo toks laikas, kai pradėjom domėtis ir plėsti savo veiklas ir daugelis distributorių pajuto poreikį turėti kažkokius. Tai atsidarę mūsų tinklapį jūs rasit FM Group Club, ten jūs rasite visus daugelį jau didžiųjų miestų, kuriuos va čia išvardino, ir visuose juose yra klubai, kuriuos įsikūrė patys distributoriai, kuriuose jie daro pristatymus, daro prekių pristatymus, žmonių konsultavimus ir tikrai maloniai padedam visiems, maloniai visus kviečiam prisijungti, dalyvauti šitų klubų veikloje ir vienaip ar kitaip prisidėti prie tos veiklos. Na, 3 pagrindinės linijos, kuriomis vystosi dabar prekyba FM Group, tai kaip minėjau, pradžia buvo kvepalai, jinai ir išlieka galbūt didžiausia, nes mūsų didžiausias kozeris yra tai, kad mes prekiavom kvepalais. Tai yra 20% parfumerizacijos, ypač moteriam, didžioji dalis yra kvepalų, o paprastų prekybos centrai, aišku, negali mums pasiūlyti, jau būtent čia mes esam stiprus. Antras dalykas, tai yra būtent toks didelis rinkinys, 160 skirtingų mėginėlių, 160 kvapų, taip kad irgi yra ta parduotuvė, kurioje jūs galite tiek išsirinkti. Sekanti linija, atsiradus prieš gerus metus, jau turbūt 2 metai bus greitai, tai yra namų valymo priemonės. Prisipažinsiu, pradžioje, kai aš pradėjau dirbti, buvo tik kvepalai ir kai atėjo šitas valymo priemonės, man buvo šiokia tokia lyg ir abejonė. Ar nebus tas variantas šitoje firmoje, kai firma apžioja per didelį kąsnį lygį, o po to jo užstringa, paspringsta ir paskui nebegali vystyti tos prekybos. Deja, tai pasirodė visiškai priešingą pusę ir aš dabar matau, dėl ko tai buvo daryta, tai yra mūsų vadovų tik tais geras žingsnis ir geras pražiūrėjimas į priekį, ko reikia liaudžiai. Ir atsiranda daug žmonių, kurie nelabai, ypač galbūt vyresnio amžiaus neįsižeiskit, bet dažnai mano praktikoje pasitaiko taip, kad sako, beje, aš su uoslė susipykęs, manęs kvepalai nebedomina, tada drąsiai traukia FM Group būtent home prekių katalogą ir tikrai randa kiekviena moteris, netgi kartais ir vyras, priemonę, kurią jisai nori panaudoti, visos nori būti švariuose namuose, gyventi švariuose namuose ir dar plius padaryti tai patogiai. Čia šitos priemonės tikrai užsirekomendavo, atrado savo pirkėjai ir tikrai turi labai gerą vardą. Na ir trečia dalis, moteriam išskirtinai moteriam, čia jau aš kaip vyras negalėčiau jūsų konsultuoti ir aiškinti, tai yra make-up, dekoratyvinės kosmetikos katalogas ir atskira grupė prekių, kur yra tikrai ekologiška dekoratyvinė kosmetika, kuri tikrai padeda moteriam būti gražiom ir plus negadinti savo odos, būtent būti ir sveikom. Kokia pagrindinė nauda didžiausia jums iš to? Nevardinsiu tiesiog kitų prekių, kam bus įdomu, čia jau galbūt po pristatymo kreipkitės pas savo asmeninius vadovus, tos, kuriuos jūs rekomendavo, ir jums paaiškins plačiau visą marketingą. Tačiau uždarbis pradžioje pas kiekvieną žmogų ateina tai, kad jūs gaunat skirtumą nuo pirkimo ir pardavimo. Dažnas mūsų nuėjęs į prekybos centrą džiaugiasi gavęs nuolaidų kortelę. Ar taip? Turbūt visi turit kišenėje. Norfa, Maxima, Lukoilo, dar prekybos tinklų ar kitų įmonių
įmonių nuolaidų korteles, kur jūs geriausiu atveju gaunat nuolaidą 5%. Na, jeigu jums duoda 10%, tai turbūt jūs esat vipinis klientas, perkat ten labai daug ir tuo labai džiaugiatės. Čiagi kiekvienas žmogus pasirašęs sutartį gauna, tarkim, 30% nuolaidų kortelę. Jūs šitą sutartį galite įsivaizduoti kaip nuolaidų kortelę. Ir galite vartoti dėl savęs, pirkti dėl savęs ir pirkti prekę netgi ne katalogo kainą, o kaip distributorius. Ta jums įgalina būtent mūsų sutarčių galimybės pasirašyti. Tai vat, kiekvienas žmogus, pirkdamas katalogo kainą, parduodamas katalogo kainą 41, pirkdamas 29 litus, uždirba nuo kiekvieno kvepalų buteliuko 12 litų. Tai jau yra nemažas uždarbis. Jeigu jūs, sakykime, papuolate į moterišką kolektyvą, per valandą parduoti 10 buteliukų tikrai drąsiai galima. Reiškia, per valandą jūs nuo klasikinių kvepalų uždirbot 120 litų. Pagalvokit, kas būtų, jeigu jūs dirbtumėt kaip normaliam darbe, 8 darbo valandas, šitokiu tempu. Paskaičiuokit, koks jūsų bus uždarbis per dieną. Jau turėsit pakankamai nemažas pajamas vien iš pardavimų. Plus, jeigu kažkas užsisakė dar ir prabangius kvepalus, kurių yra didesnis kiekis, jūs jau uždirbot 18 litų nuo kiekvieno šito buteliuko. Taip, kad jūs jau turit pakankamai neblogą pelną. Ir startinė mūsų pakuotė kainuoja 160 litų, pardavė 14 buteliukų, jūs uždirbo 168 litus. Jums jau atsipirko šitą startinę pakuotę ir 8 litai dar liko jūsų pelnas. Kaip matot, vidutinė kaina, tikriausiai nepaslaptis, parduotuvėse yra kvepalų 100 litų. Tai yra kvepalų. Deja, man kvepalų standarto toje parduotuvėje teko rasti, tiksliau iš viso neteko rasti. Koks jūsų vis tik tais kelias į sėkmę? Pirmas žingsnis tai vis tik tais tapti savo klientų, pirmų savo klientų. Susipažinti su produkcija, nusipirkti, išbandyti ją, nebūtina visą, nebūtina susipirkti sandėlį ir susidaryti visą kvepalų katalogą pas save. Bet bent jau rasti tą, kaip aš sakau, kurią jūs nuėję pas klientą, galėtumėt duoti ranką nukritimui, kad šita prekė yra tikrai gera, tikrai veiksminga ir tikrai padeda būti gražiam, susitvarkyti namus ar kažką jums pagerinti jūsų gyvenime. Tai jūs to negalėsit padaryti, kol jūs nesusipažinsit patys ir neišbandysit ant savęs, kaip liaudis sako. Antras žingsnis, aišku, jeigu jums prekė patiko, retas bus toks, kuris nenorės papasakoti savo artimiausiam draugam. O po to iš draugų rato išeinam pas kaimynus, pas pažįstamus bendradarbius, o paskui žiūrėk ir vienas kitas šaltas kontaktas iš gatvės pasitaiko, kuriam galime padėti ir galim parodyti gerą produktą ir gerą verslą. Tokiu būdu jūs išeinat į šiek tiek išorę, galit prekiauti ir, kaip minėjau, uždirbti jau neblogus pinigus iš prekybos, tai yra apie 30% nuo kiekvienos prekės, tai yra jūsų uždarbis. Na ir trečias žingsnis, dėl kurio didžiąją dalim esu čia aš ir tikiu, kad daugelis iš mūsų, kurie čia atėjo su dideliom ambicijom, gerbiu tokius žmonės, kurie nepabūgsta ir nedejuoja, kad šiandien valdžia bloga, kad šiandien oras prastas. Oras iš tikrųjų nepasakiškas ir labai malonu, kad jūs nepabūgot to ir susirinkot jūsų čia šitiek daug. Tikrai žmonės, kurie turi svajonių, turi ambicijų ir kažką daro dėl tų svajonių, jie tikrai čia ras vietą ir turės galimybę susikurti gerą kapitalą, gerą ateitį, tai būtent tapti lyderiu, sukurti grupę, kaip minėjau, per pasaulinį tinklą, per 57 pasaulio šalis šiai dienai ir turėti tikras geras stabilias pajamas ateičiai. Kaip vystosi visas verslas ir kaip vystosi apmokėjimai mūsų kompanijoje būtent pagal marketingo planą. Pirmoje dalyje viskas suskirstyta į kas 3% esančias 7 dalis. Kiekvieną procentą surinkti reikia surinkti tam tikrą kiekį taškų. Tai yra mėnesinė apyvarta per mėnesį. Šitie taškai yra skaičiuojami per mėnesį. Labai smagu, kad yra tokių, kurie jau iš tikrųjų šitas apyvartas daro ir daro didžiulės ir mums gali netgi parodyti ir įrodyti savo akivaizdžių pavyzdžių. Tai 300 taškų apyvartos vidutiniškai būtų apie 13 buteliukų kvepalų. Jeigu kvepalais kitos prekės vėlgi turi savo taškus, ten atitinkamai kitaip skaičiuojama. Na ir komisinis uždarbis vidutinis be jūsų grinų pardavimų čia yra apie 10 litų nuo firmos. Galbūt uždarbis nedidelis, bet ir darbas padarytas nedidelis, nes daugelis žmonių pasirašę sutartį tos 3% tikrai padaro patį pirmą mėnesį iš žingeidumo nusipirkti savo, padovanoti kažkam ir išbandyti prekes. Toliau taškai didėja procentai be atlyginimas. Kaip matot, nuo 15% apie 1500 tai jau vidutinė lietuvio alga. Šiai dienai su tokia alga jau galime pradėti bandyti ir gal gyventi. Na jau neskaitant 21%, tai yra apie 3-4 tūkstančius atlyginimas, su tokiu jau galbūt galime svajoti. Tačiau negalvokit, kad jūs visus šitos pardavimus dalis, dėl ko aš susižavėjau šitą kompaniją ir kitom, bet man aiškumas, konkretumas
Čia nėra nieko iškraipyto, paslėpto ar nuslėpto. Yra aiškiai išvesta formulė, pagal ką jūs gaunat atlyginimą, pagal ką yra apskaičiuojamas jūsų šitas komisinis atlyginimas nuo jūsų grupės ir eitų jūsų grupė, ar tai būtų 10, 4, 8 linija. Visi šitie žmonės bus jūsų. Niekas jų neįs, kad jūs sukūrėt grupę. Ačiū. Dabar jūs dirbkite toliau taip pat sėkmingai. Mes šitą grupę pasiimam ir šefuosim jau mes. Taip nėra. Visi šitie žmonės ir tampa jūsų šeimo. Kartu jūs dirbat, kartu verkiat, kartu džiaugiat. Smagu yra tai, kad